Labas vakaras, AT+ televizijos žiūrovai. Šį vakarą info studijoje pas mus svečiuojasi Tarptautinės Ukrainos mokyklos Šiaulių skyriaus direktorius Gediminas Vyšniauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip tik šiandieną abiturientų išleistuvės Tarptautinėje Ukrainos mokykloje. Papasakokit, kiek abiturientų išleidote, kaip sekėsi? Na, šiais metais išleidžiam 35 abiturientus. Iš praeitų laidų jau 2 laidas esam išleidę, tai 5 žmonės, tiksliau kažkaip tai patikslinsiu. Visi abiturientai tikrai, kurie buvo, jau sakykime, praeitose laidose išleisti, labai puikiai integravosi į Lietuvos visuomenę, universitetuose, profesinėse mokyklose studijuoja ir kaip šiandien dienai kažkokios tos truputį yra įtampėlis, kad su lietuvių kalba yra problemos ir vėl kažkokie spaudimai, kaip ir daromi iš viršaus, kad daug rusiškos kalbos girdėti, tai komunikuoti kažkaip reikia, bet noriu tikrai patikinti, kad visi studentai, kurie jau išėjo, visi puikiai kalba, gal kažkurie truputėlį su problematiškai, gal yra kažkiek, žinot, bet visi kalba ir komunikuoja lietuviškai. Tai iš tikrųjų yra didelis pasiekimas ir mes tam kreipiam labai didelį dėmesį ir dabar šios laidos, kurie šiandien išleidžiame, taip pat abiturientai ruošiasi studijuoti mūsų Lietuvos universitetuose. Taip pat pasirašėme sutartį generaliniai direktoriai mokyklos mūsų Olena Vnukovska pasirašė sutartį su Kijevo tarptautiniu aviacijos institutu. Beje, šią savaitę ir turėjote svečių būtent iš Kijevo, ar ne? Tai būtent buvo atvykę svečiai pas mus iš Kijevo ir norim labai pasidžiaugti. Šiandien jie pas mus dalyvaus mūsų abiturientų išleistuvėse. Tai iš tikrųjų Lietuvai tai yra labai didžiulė pridėtinė vertė ir kodėl, suprantat, aš kaip direktorius, aš tiesiog tai mokyklą gyvenu, aš pats esu parlamento suteiktas, man yra laisvės gynėjo statusas, tikrai gal nenorėdamas ar pasigirti ar kažkaip ir taip pat parlamento gynėjas esu ir tai, kas šiandien dienai, sakykime, vyksta, kokios problemos Ukrainoje, vyksta karas ir šitie kaip ir karo pabėgėliai, šitie žmonės yra vaikai jų. Tai yra tais tragedijas, aš kiekvieną dieną matau, gyvenam tom, sakykime, kad tą suvokti iš tikrųjų žmogui iš šalies, jeigu, sakykime, tik tai, pasižiūrėjus, Ukrainos bendruomenė, čia kažkaip gal kaip ir minėjau, gal prastokai ar kalba, ar 5 ar 10. Ar lietuvaičiams tai kažkur toli vyksta, ar ne? Taip, lietuvaičiams gal šiuo atveju toli vyksta, bet kad suprasti, tai tos šeimos pabėgėliai yra jų tėvai ten likę okupuotose teritorijose. Netgi sakau, tokį atvejį vienas vaikiukas pas mane iš vis klausiu, kas nutiko, nekalba, jisai mažas vaikelis, pirmokiukas. Tai, sako, prie jo akių visą tankų koloną susprogdino. Prie kito vaikiuko akių abudu tėvus nušovė, tai yra tos tragedijos. Įvyko emocinės traumos, ar ne? Jo, labai didžiulis ir iš tikrųjų dabar, kaip čia netaip ir per seniausia ir dabar čia tos dronų atakos Lietuvoje buvo pažeidę mūsų oro erdvę. Tai mes dar kažkaip taip reaguojam, žinot, pažeidė. O tie žmonės labai emociškai, labai stipriai sureagavo. Ir mes iš karto pradėjom žiūrėti, kur slėpsimės, ką darysim, kaip kas turėtų vykti. Tai tai ir vėl, sakykime, greituoju būdu sutvarkėm patalpas universiteto, tose nuomojamuose patalpose, socialinio fakulteto. Visas tas pats požemis buvo, sakykime, nuo to viso sovietmečio apleistas, visas šlamštas, suneštas per tiek metų. Įsivaizduot, kas ten dėjosi, tai mes tikrai viską išvalėm, paruošėm, kad būtų, sakykime, kažkokiai valandai atėjus, daug dievė, kad neateitų. Tai kad būtume pasiruošę ir
iš tikrųjų. Tai įrengėte slėptuvę, ar Taip. ne? Kiek vietų jie yra? Nu, mūsų mokyklai tikrai, kad, sakykime, apie 400 vaikiukų tikrai turėtume kur pasislėpti. Aišku, darbo dar yra daug likę, išdažymai visokie, visą kitą, bet pats principas pabaigti yra. sutvarkyti. Taip, taip. Ir pagalvojus, Šiauliuose turbūt ne vienos patalpos būtų, kurias sutvarkius būtų galima įrengti slėptuvės turbūt. Žinoma, tų patalpų tikrai mieste yra nemažai, bet, žinot, vėl visą bėdą man teko taip pat miesto ir administratorium dirbti ir, sakykime, ir politikoje tikrai nemažai teka laiko praleisti. Ir aš savo išvadas tokias, sakykime, galiu teikti ir padaryti, kad tikrai šiuo metu mes tokiam dideliam biurokratiniam liūne kapstomis ir kol iki sprendimo priėmimo, tai nueinamas labai didelis kelias. Kaip pavyzdys galiu paminėti, kaip ir kas liečia mūsų aplamai mokyklos tą egzistavimą, tai susidūrėm su labai daug sunkumų, aišku. Papasakokit šiek tiek apie juos. 4 metai egzistuom. Iš tikrųjų, sakykime, ne kartą buvom ir su meru kalbėję, kvietė į svečius, kvietė apsilankyti, bet kaip ir kažkaip mūsų visuomeniai mero dėmesys kažkaip yra nepasiekiamas. Tikrai jokio. Per tos 4 metus nebuvo meras atvykęs? Ne, nebuvo atvykęs. Tikrai atrodo tie patys vaikai. Kad jūs įsivaizduotumėt vėl, kokią mes tikrai tie žmonės, kokią didelę pridėtinę vertę kūrė Šiaulių miestui, visai Lietuvai, yra labai gabūs vaikai. Ir iš tų, kaip ir minėjau, kur baigusių jau mokinių, tai studijuoja Lietuvos universitetuose, profesinėse mokyklose, tame tarpe, mano žiniomis, 2 vaikai studijuoja medicinos akademijoje. Ir man iš tikrųjų skauda yra, kad mes kaip Lietuva nepasinaudom tokiam gerom ir istoriniam galimybėm ir demografinė padėtim ir visko, kur kiekvieną dieną yra skaloma. Tai kada šiandien yra deklaruojama, kad Šiauliuose kažkuriam pastate 16 000 žmonių yra užregistruota vienam pastatėlį, tai šiandien dienai aš kaip ir suvedu tuos, sakykime, tokius kaip ir galus, kada mes prašome per pačius aukščiausius mūsų pareigūnus, per ministrus, su ministrais kalbėjom, kad mum bent sumažintų patalpų nuomos kainą. Per vieną mėnesį mes turim mokėti, be centukų 10 000 eurų. Mokyklai tai yra didžiulis baisus krūvis, yra sunkiai pakeliamas. Ir aš kalbėjau su švietimo ministrė tikrai kreipėsi į universiteto bendruomenę. Šios patalpos beje priklauso Vilniaus universitetui. Taip, Vilniaus universitetui. Noriu pabrėžti, kad jos beveik 10-metį nenaudojamos buvo, jos apleistos buvo. Ir mes jas tokiam lygmenį sutvarkėme, tais patalpas be investicijų. Iš savo lėšų jas sutvarkėte, mes viską nuomos kainos nesumažino. Ne, nieko. Nes į raštą aiškiai yra pasakyta, mes turim planų. O kokie tie planai, tai gal tie 16 000 čia kur registruoti, gal tie žmonės studijos, aš nežinau. Bet jeigu vertinant iš ankstesnės situacijos, Šiaulių mieste buvo per 12 000 studentų, šiandien dienai gal ten 1000 yra telikęs, o visa patalpų apimtis yra likus ta pati, tai štai ir įvertinant atsakymai. Taip. Ir šičia yra unikali galimybė, yra šitie žmonės, kurie puikiai integruojasi į mūsų visuomenę. Mes nesudarom galimybių, tiesiog trukdom, kad taip neįvyktų. Ir pagalvokit vėl, koks yra, sakykime, tas vėl Lietuvai, tas ir vėl šansas unikalus, tie žmonės didžiulę pridėtinę vertę sukurdami savo pinigų ir vėl jie iš Lietuvos neišveža, tie pinigėliai čia cirkuliuoja. Ir nes kadangi tai karo zona, visi pinigai čia lieka. Gediminai, minėjote, kad ukrainiečiai labai gerai išmoksta lietuvių kalbą, beje, reikia pripažinti, tai nėra paprasta, lietuvių kalba gan yra labai sunki.
Ir tam buvo organizuotos įvairūs mokymai organizuoti, ar ne? Papasakokit šiek tiek. Mes surengėme respublikinį konkursą tarp mokyklų ir konkurso vertintojai buvo mūsų miesto mokytojai ekspertai lietuvių kalbos, 10 mokytojų susirinko. Ir tiesiog, žinot, jų apsilankymą mūsų mokykloje tiesiog reikėjo emociškai pamatyti, kaip jie buvo nustebę ir tiesiog kokią jūs nuostabią gražią mokyklą įsirengė. Tai mums, žinokit, tas įvertinimas iš tikrųjų buvo labai labai didelis ir tai parodo mūsų pasiektus rezultatus ir darbą. Tai turbūt smagiau yra netgi negu valdžios įvertinimas. Manau, kai įvertina žmonės, įvertina specialistai ir įvertina su tuo susiję aplinkiniai. Ačiū Jums, Gediminai, kad atvykote šį vakarą pas mus į Info studiją. Jums didžiausios sėkmės, linkėjimai visai bendruomeniai ukrainiečių. Priminsime žiūrovams, šį vakarą Info studijoje svečiavosi Tarptautinės Ukrainos mokyklos Šiaulių skyriaus direktorius Gediminas Vyšniauskas.